Labą dieną visiems. Iš tokių atvalkeliukų palyja. Pagaliau pas mus Anglijoje palyja, nes buvo labai sausa. Šiandien džiaugiuosi. Biški signalai bus kitokie. Debesis tokie tamsus, bet žadėjo, kad bus šilta šiandien. O pakol kas sustriukę vaikštau. Buvau šituose laukuose prieš porą savaičių, esu radęs daug monetų ir kas svarbiausia iš šitą mažą laukelę vien tik tai šitą mažą laukelę, o visi kiti laukai, daug turim laukų, buvo tuščia. Porą variokų radau. Nu ir ką, atėjom čia į šitą lauką pirmiausiai. Aišku, skubėjau. Čia daug šiukšlių iš tikrųjų iškasiau, bet tarp šiukšlių išlinda sidabriokas. Jurgio 3. 6 pensų. Panašu. Va. Aplipęs. Jurgio 3. 6 pensės. Yes. Sidabrioką rasti visą laiką smagu. Dar tokį. 19 amžius. Kiek čia? 1,819 sakyčiau. O, jau gera pradžia. Dar diena prasidėjo. O jau sidabriukas yra. Valio draugai. Žodžiu, ant paviršiaus buvo dar toksai daikčiukas. Sidabrinio laikrodžio dangtėlis. Ten dar matosi žymėjimai kažkokie. Kaip čia žiūrėti jos. $9,5. Kažkokios raidės, žodžiu, metai pagaminimo ir toksai daikčiukas ant paviršiaus gulėjo. Niekam nereikalingas buvo. Nu va, tiek monetų prišaudžiau. Pakol kas vieną sidabrinę, 2 variokai ir ženkliukas buvo, bet ženkliukas suvarytas visas žiauriai. Užsiegimas tik liko. Ir dar, o čia va, dabytė, va dar vienas nastypelis. O, kur tu? Va. Nustypelis variokas. Nu gerai. Ieškome tarau. Aišku, čia senovės nelabai, bet nors tokių pašaudyti. Sveis. Tai lietutis palyja, tai saulė išlenda kažkokią kvailą dieną. Kvaila. Vaikštam toliau. Ir panašu į sidabrą užkabinom. O kaip man O, prašau jums. Kas čia? Šilingas. Jurgis 5. Nupasaka. 1929. Trečias sidabras šiandieną. Dar diena tik prasidėjo. Jo, visai smagu. Aišku, nekaltinis, bet vis tik smagu tokius rasti. O kodėlgi ne? Ypač vasarą, kai viskas pasėliuose. Čia dar turim galimybę pavaikščioti. Čia yra ir pasėlio laukai. Čia nežinau, čia turbūt nelabai pasėliai, bent jau gal nepavykę pasėliai čia buvo, bet klubo kasimas, galima kasti. Viskas sumokėta fermeriui. Žodžiu, jeigu kažkas tai burbuliuos, to daryti visai nebūtina. Gerai, mes einame toliau. Va, kokia daikčiuka papolė. Žetonas. Čia turbūt 6 pensų žetonėlis. Labai purkšim vandeniuko. Ir gal pasirodys detalės kokias. Jeigu pasirodys. Greičiausiai jisai gerokai čia aplipęs ir reikia valyti normaliau. Ne, nieko nesimatys gaila. Bet įdėsiu nuotrauką išvalytą, kaip jisai atrodo. Dabar dar daugiau purvinesnis liko po vandens. Jo, nu ką,
vis dar vaikštam šitam laukelį. Turbūt niekur šiandien aš jo neįsiu. Čia ir pasiliksiu, daužysiu, nes čia lenda ir sidabriokai visiems. Žodžiu, mes čia dabar likom, nežinau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir aš 7. Na ir daužom. Sidabriukų daugiau buvo papolę šitam lauke, tai dar turi čia būt gerybė. Vakar radau, žiūrėkit, ne metalas, Vulcanite bottle stopperis, čia kamštis butelio. Gamer Cider. Ten 3, 6. 3 ir 6 toj pusėje. Čia karo laikų kažkur tai, gal prieškaris. Kažkas tokia. Visai, kaip vėjas pučia. Visai toks nieko. Paimt gal? Butelį užkimšt. Paimsime, kodėlgi ne. Nu, kokia monetėlė, radau, galvojau, puspensis bus paprastas, bet nepaprastas pasirodo. Nu kaip, neįprastas. Čia airiškas, va, airiška arfa yra. Ir kitoj pusėje. Ar tai kiaula kažkokia, tai ar kas tenais. Tikriausiai kiaula. Parodysiu foto, kaip atrodo, kaip turėtų atrodyti tokia moneta, nes tokių dažnai nerandu. Pasitaiko kartais airiškas šitas, bet ne taip dažnai. Kiaula kažkokia tai. Net neatsimenu, kas ten nes pavaizduota iš tikrųjų. Nu ir tiek to. O, saulė išlinda. Ką, eisime toliau. Kažkas tai sužybo sidabro. Bent jau šviečia, kai sidabras aukštą signalą davė. Kasgi tu? Atiduok. Panašu į sidabrą. Šviečia kaip sidabras. Čia kažkas dekoratyvinio. Toksai vat daikčiukas. Kažkas čia buvo viduje. Kažką laikė čia šitas va. Nulūžėlės. Nu gerai. O čia pinas greičiausiai buvo. Kažkokia sagė gal buvo su kažko vidai. Nu gerai, 4 sidabras šiandieną. Einasi visai neblogai. Paimsime. O kokį ženkliuką radau. Kažkoks lapelis. Užsegimas gaila, adatėlė nulūžus. Bet senas ženkliukas. Pavalysime. Man patinka ženkliukus rasti. Kažkas tai kitokio. Jeigu dar medalį kokį rasti. Ėjau į kraštą čia nais va. Čia vagarinai išpilti šiukšlės, nes daug šiukšlių turiu. Jau 4 gal kartą išpilu, nes šiukšlių daug. Eidamas čia signaliuką užkabinau, po apviršių gulėjo sidabrėlis. Sidabrinė kažkokia buvus moneta. Vargšė pavargusi labai. Nežinau, nepanašu, kad kaltinis. Čia gal greičiau vėlesnio laikotarpio. Bet vis tiek 17 amžius turbūt Viljamas III. Gal buvo neaišku, bet va. Dar vienas sidabras. Gal visai ir gerai šiandien einasi. Ok. Štai koksai daikčiukas papalė. Jeigu nežinot kas nors, čia yra laikrodžio prisukėjas. Kišenio laikrodžio prisukėjas. Toksai daikčiukas. Dažniausiai prieškaris, tarpukaris. Kažkas tai tokio laikotarpio. Jurgio V, Jurgio VI. Skrenda tenais 4 biplanai. Turbūt nelabai kas matysis. Bet va skraido. Padangėse va tokie dalykai. O mes kasame toliau. Kažkaip tai ir laukučiai jau ištuštėja. Pavakarėje atėjus. Oi, vėjas pučia, oi, reikia trauktis
Jo, palikom šitą lauką kaip duobėm nusėta kaip krateris. Bet čia iš tikrųjų seniau kastas šitas. Šitas jau buvo matosi, nes čia sudžiūvusios, čia iš praeitą kartą kažkas tai praėjo kaip drambuliais. Negi sunku buvo, blemba, tiesiog su koja biškiuką patrombuoti ir būtų užsidėjus tą duobėje. Nu, yra kas yra. Ką, žodžiu, jau vakaras, 4 beveik pusė 4. Reikia važiuoti namų čia. Rodysiu, ką radau per dieną. Taigi radau vadiek. Nu, aišku, sidabras ir visokios cackos. Atsaga kažkokia tai. Tokia įdomesnė pasiėmiau. Tai jo DC, nežinau ką čia. Čia žetonas, reiks pavalyti. Įdėsiu į tumblerį. Į savo skalberką monėtų šiuolaikinių. Tokių negaila ir įmesti. Ir pasirodys, kas čia per žetonas. Ženkliukas. Ženkliukai man patinka. O, tokie vat. Senas, aišku. O man va draugas Deivas atidavė šitą. Sako, tau patinka, tai turėk. Pasivalysiu namie, pasižiūrėsiu, kas čia per daiktas. O, yra variokų čia tiek prišaudžiau. Čia iš tikrųjų ne variokas šitas čia. Ženkliukas buvo, bet jau toks varganas, tai į šiukšlyną keliaus, kaip ir tos monėtos. Čia nais mano sidabrai. Čia laikrodžiai dar pakrovėjai, šitas pakrovėjas prisukėjęs. O, tiek sidabro. Čia gali būti iš tikrųjų kaltinis. Aš žiūrėjau. Gali būti, kad negyvas toksai pavargęs kaltinis. Nežinau. Ten lyg kažkokios raidės yra kažkas tai. Reikia valyti, reikia žiūrėti. Nu, o čia nais va. Mano sidabrėliai tokie. Ir variokus rodžiau. Tai va. Tai reikaliukai. Žodžiu, rečiau papuola į YouTube, mažiau video dedu. Iš tikrųjų dabar biški sudėtinga, nes daugelis klubų nenori leisti, filmuoti. Tipo, nelabai mėgsta YouTuberį. Aš ten toks nesiskaitau YouTuberis, niekam net nesakau, kad aš filmuoju, bet žodžiu, nelabai jie nori matyti žmonės su kamerom. Kai kur tai labai griežtai. Nu, papuls proga kažkokius tai su kažkokiais klubais, kur ne taip jie tenais kontroliuoja smarkiai su kamerom, tai pafilmuosim. Tai vat. Kągi, dėkingas visiems, kad žiūrėjot. Visiems gerų signalų. Susitiksim kitą kartą. Ate.